Sveiki audio aparatūros fanai. Tai grįžome iš audio video parodos Varšuvoje ir šiandien pasidalinsime pastebėjimais. Pirmoji video tema iš ciklo bus kas blogai su audio paroda Varšuvoje. Tai pasidalinsiu tokiais pastebėjimais, kas tikrai nepatiko ir labai, krito į akis. Pirmoji bus tokia tema, kitose dalyse pakalbėsime apie pigias audio sistemas, apie D klasę. Bus paliesta tokia sistemų tema kaip pačios brangiausios ir man patikusios audio sistemos. Apie lempas, manau, atskirai pakalbėsime. Apie lietuvių gamintojus irgi planuoju nufilmuoti video, sumontuoti. Tai toks laukia turinys, o šiandien pakalbėsime apie tai, kas nepatiko Varšuvos parodoje. Ir kad jums neprailgtų laikas, video pabaigoje dar ketinu paskelbti šiokį tokį konkursėlį. Galėsite laimėti Creative maikutę. Prie Creative ekspozicijos ten ėjome šalia ir gavome dovanų, tai aš jos net neišpakavau, nežinau, kas čia yra viduje, M dydžio maikutė, kurią galėsite laimėti video pabaigoje. Ir jeigu kam yra įdomu, Audio Video Varšuva, katalogas yra vienas lenkų kalba, kitas anglų kalba. Tai vienas žmogus galės gauti du šios katalogus, pasiskaityti anglų kalbą apie istoriją įvairių įmonių, apie tai, ką eksponavo parodos metu. O kodėl pridedamas lenkų kalba? Todėl, kad daugiau iliustracijų. Tai bus du tokie setupai, bus galima laimėti po du žurnalus su istorijomis apie įvairias įmonės, apie pristatinėjimus jų įvairius gaminius. Tai apie konkursą pakalbėsime pabaigoje. Tikrai kiekvienam audiofilui, manau, įdomu yra turėti tokį katalogą, pasižiūrėti, kas buvo eksponuojama, šiaip pasidėti prie kavos, paskaitinėti, pavartyti. Tai bus proga mūsų žiūrovams laimėti būtent šituos, o marškinėliai irgi, manau, kažkam tiks, gal patiks. Tai irgi bus tokia proga. Aš turiu daug visokių marškinėlių su motociklais, automobiliais ir taip toliau, tai man kaip ir juodų nebereikia dar vienų marškinėlių, tai nutariau juos dėl to parvežti jums ir padovanoti. Tai einam prie to, kas man nepatiko. Video metu aš čia dabar šiek tiek demonstruosiu video medžiagą iš parodos, bet tai nėra asocijuojama su šiomis temomis, apie ką kalbėsiu, kad būtent šituose kambariuose ar dar kažkur. Šiaip rodysiu vaizdus, kad jums neprailgtų laikas, būtų įdomiau pasižiūrėti. Dar bus video ciklas vien Patreonam nufilmuotas su perklausomis. Įrašiau kelias audio sistemas su stereo mikrofonais, tai Patreonai turės galimybę pasiklausyti šių sistemų šiek tiek geresnės kokybės ir po to išgirsti mano nuoširdesnę tokią nuomonę apie šias audio sistemas. Tai bus papildomo daug irgi turinio. Atsiprašau, kad šiek tiek esu užkimęs, nes iš parodos apsirgom daugumą, tikrai Varšuvai buvo labai šilta, o į Lietuvą grįžos orai tikrai netokie džiuginantis. Tai apie tai, ką kalbėsim, kas man nepatiko šiai parodoje, tai yra mano asmeninė nuomonė, nenoriu nieko žeisti, skaudinti ir taip toliau. Bet noriu tai pasakyti, nes, labai krito man į akis tokie dalykai. Tai pirmas punktas, kas nepatiko. Nepadaryti namų darbai. O kas tai nepadaryti namų darbai? Tai toks įvaizdis, kad apie pusę daugmaž Sabieski pirmajame viešbutyje, pusė beveik ekspozicijų neparuoštos patalpos akustiškai. Ir toks įvaizdis, kad kuo brangesnė audio sistema, tai skambės, svarbu, kad turim čia labai super brangias kolonėlės už 50 000 ir bus gerai kaip yra, žiūrovas nesupras. Tai tikrai tas nepraeis pro mano ausis, nenoriu čia daryti antireklamos kažkam ir pasakoti apie tas sistemas, bet tikrai buvo tokių sistemų, kur kainuoja wow ir dar pasiskaičiau komentarų, kad kažkam patiko kaip groja. Tikrai labai įdomi nuomonė, nes buvo tikrai kolonėlių už 1000 eurų, kurios groja geriau negu kolonėlės už 50 000 blogoj patalpoje. Ir čia tikrai ne vien mano nuomonė, nes iš mūsų važiavo visi mano administratoriai audio aparatūros. Buvo šiaip pažįstamų visokių žmonių ir kalbėjom, aptarinėjom, tai visų nuomonė daugmaž tokia pati, kai kuriais klausimais tik tai išsiskyrė. Tai tikrai neparuošti akustiškai kambariai ir kuo brangesnės kolonėlės, tuo prasčiau su paruošimu.
Tai tikrai, tas tikrai labai užkliuvo ir nesitikėjau tuo. Stadione, kai buvom kitoj lokacijoje, Varšuvos nacionaliniam stadione, tai tokių bairių nebuvo, tikrai patalpos buvo daugmaž visos, na, gerai paruoštos, aišku, ten nekalbu apie kai kuriuos gamintojus, tokius kaip, na, masinė gamyba, patys žinot, kurios firmos dabar labiausiai masiškai gamina ir vis prastėja jų kokybė surinkimų ir taip toliau, tai irgi nesistengė kažką tais nustebinti, patalpos tikrai buvo prastai paruoštos, nors ir kolonėlės buvo po 4000 eurų, tai irgi mane labai nustebino. Kas užkliuvo, kad tikrai iš tų tokių masinių gamintojų labai puikiai sužibėjo Maransas. Tikrai tuo nesitikėjau. Aišku, gal tai įtakojo, kad su kantonais aukštos klasės kolonėliam grojo komplekte, bet tikrai Marans elektronika pasirodė puikiai. Ir tikrai labai nustebino, kas nesitikėjau, tikrai puikiai susigrojo ir ne vienas aš taip manau. Antras punktas - blogai pasirinkta muzika. Na tai pardavinėjat kolonėlės, pardavinėjat stiprintuvus, ne, ten 10 000, 20 000 ir nesusiderinti ne tik sistemos, bet leisti bent ką. Leidžia techno, po to leidžia kažkokį džiazą. Tai vieną dainą atrodo kaip ir suskamba gerai, o kitą muziką šiaip kažkokią pajungtą, net nepritaikyti sistemai. Na, norint parduoti, parodyti žmonėm, palikti gerą įspūdį, manau, tokių klaidų turėtų nebūti. Muzika tikrai turėtų būti labai plačiai atrinkta, kas tikrai tik skamba su šia sistema, nes visiems tai yra. Ši paroda yra didžioji dalis rinkodara, dizainas ir taip toliau, žmonėm pasisemti idėjų, užsihypinti, nusipirkti sistemą. Tai tokių klaidų kažkokių, kad blogai parinkta muzika tikrai negalėtų būti tokioje parodoje. Na, jūs manote, kad čia kalbu kaip ekspertas kažkoks, tai aišku, aš nesu ekspertas, aš žiūriu grinai dabar iš žiūrovo perspektyvos ir tai yra, aišku, mano asmeninė nuomonė, bet tokių buvo labai daug. Na, dar kas krito į akis, tai daugiausiai, vat, kur dabar visur kišama ta D klasė, kad, na, čia ateitis taip toliau, lelele. Na, buvo tikrai, pakalbėsiu, kursiu atskirą video apie D klasę, tikrai buvo tokių stiprintuvų, kur inžinieriam paimčiau, paspausčiau va šitaip ranką ir pasakyčiau, sukūrėt puikų produktą. Bet spėkit, ar daug buvo tokių produktų? Tikrai nedaug. Ir tikrai ne masėms skirti gaminiai tai buvo. Tai apie juos pakalbėsiu, kas patiko, apie tus bloguosius tikrai nekalbėsiu, bet patys, manau, susidarysit nuomonę šiokią tokią. Ir ką dabar varo rinkodara visą, kiša tus gaminius, tai tikrai nevelnio. Pagrindė, kas geriausiai grojo, buvo A klasės stiprintuvai galingi, tranzistoriniai, na ir lempos. Tikrai buvo D klasės irgi, bet tai čia daugiau išimtis negu taisyklė gerai grojančios. Nu, trečias punktas, tikrai, einam prie trečio punkto, tikrai, kurio nesitikėjau. Buvo tokių salonų, kurių užeini į patalpą, kvepia, smilkalai, oro gaiviklis, kvapelis malonus, o buvo tokių, kad užeini, senių bezdalai, prasmirdė, patalpos prišvinkusios kažkokios, nes stiprintuvai ir karštį skleidžia, na ir nevėdinamos, ir nėra nei jokių kvapų, nei nieko. Na, manau, pardavinėjant tokio lygio sistemas, kolonėlės, visą kitą elektroniką iš pagarbos klientui, žiūrovui, ar šiaip žmogui turėtų būti tokių klaidų irgi nedaroma, nes tos detalės susideda visas paveikslas iš tų detalių. Jeigu tu padarai tokias klaidas, tai apie kokį aparatūros pardavinėjimą galima kalbėti. Jūs galvojat, kad žmonės, ta prasme, nemato. Nu, tikrai čia ta detalė. Blogas kvapas, tai trečias punktas. Tikrai reikėtų padaryti išvadas, nes tą kvapą kažkokį prabangesnį oro gaiviklį rozetę įkišamą tikrai, manau, kiekvienas gali nupirkti. Ketvirtas punktas. Ką čia dabar pasirašiau? Ketvirtas punktas labai yra aktualus. Aš manau, kad tokiuose parodose turėtų būti visi tie žmonės, kurie sukūrė tą audio aparatūrą, stiprintuvus, kolonėlės ir taip toliau projektavo, nes kaip pastatai pardavėja, kuris nežino, ką pardavinėja, uždavinėjom specialiai, ėjom per ekspozicijas, uždavinėjom klausimus anglų kalba, klausinėjom apie stiprintuvus, kokios klasės stiprintuvas,
kiek vatų, kokia konstrukcija, ten apie maitinimo šaltinius, bla 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 ir taip toliau, kiek omų palaiko, kokios apkrovos, visus kitus dalykus. Na ir buvo tokių pardavėjų, kurie net nežino, kokios klasės pardavinėja stiprintuvą. Tai kaip jūs galvojat, kaip pasirodo tokie dalykai? Tai reiškia, parduodu gerą išvaizdą ir nesvarbu, kas čia viduje yra. Na tikrai, šiuolaikinis toksai, sakyčiau, mąstymas yra. Tai ketvirtas punktas, nežinau, ką parduodu, bet svarbu parduodu. Tai liuks. Penktas punktas. Tai dabar penktas punktas yra toksai. Brangios sistemos neskamba. Dėjau kitokias išvadas. Tai kaip reikia atmestinai atsivežti į tokią parodą brangią audio sistemą, neparuošti patalpos, nesuderinti kažko, kad jinai visiškai nesuskambėtų. Nekalbėsiu aš apie šias audio sistemas, tokių buvo tikrai nelabai daug, bet buvo keletą, kur tikrai ten ekskliuzyvas, ten užhypinta belenkaip. Sudalyvau perklausoj, ne vienas aš aišku, visi administratoriai mano praktiškai buvo ir klausėm skirtingų metų, ten skirtinga muzika buvo, taip toliau, bla bla bla, bet visiškas nesuskambėjimas. O sistema čia ne 10 000 kalbam, čia jau 100 000. Tai kaip taip padaryti? Ar čia dėl to, kad pažiūrėjus Google'ai kainą kolonėlių, ta prasme, jau turi gruoti mintyse, ar čia koks turėjo būti sumanimas? Tai tokios klaidos, kurių pasamdytų tos kompanijos mane, kaip pardavėja ar paruošėja tų patalpų ar dar kažką, aš esu vaikis iš kaimo, ta prasme. Tikrai vaikis iš kaimo, bet tokių klaidų pas mane nebūtų. Jeigu būtų tokia sistema blogai gruojanti, tai aš jos net nepardavinėčiau. Man pačiam gėda, garbė mane leistų tokio dalyko daryti iš viso. Tai va tokia pirma dalis video, dabar pakalbėsim apie konkursėlį. Tai pirmoji dalis va tokia liūdnesnė, šiek tiek daugiau negatyvo. Kitose dalyse kalbėsime vien apie skambančias kolonėlės, tai pigias biudžetinės, brangias, stiprintuvus ir bus vien pozityvas. Iš manęs negatyvo tikrai senai girdėjot, bet apie savo nusivylimą tikrai turiu, manau, papasakoti, nes gal pasieks ir tuos kūrėjus, kurie taip daro ir pardavėjus, tai manau turėtų būti kažkokios išvados. Lietuvių visi gamintojai pasirodė tikrai labai puikiai ir apie tai bus tikrai atskiras reportažas, laida, nes Lenkam reikėtų pasimokinti iš lietuvių, manau, tikrai gamintojų, nes visai kitas požiūris į žmogų, į žiūrovą, į klausytoją, į pirkėją ir taip toliau. Tai aišku, čia apie tai pakalbėsime kituose laiduose. Lietuvių gamintojams, kas atstovavo Lietuvą, nei vieno minuso nėra. Ta prasme, aš nieko blogo negaliu pasakyti nuoširdžiai iš savo širdies, iš savo perspektyvos, nes klausiau šių sistemų tikrai daug. Na, konkursas. Konkurso sąlygos tokios yra. Kas norite maikutės, komentaruose audio aparatūros puslapyje po šio video parašykite noriu maikutės ir trauksime burtus su programėlė iš interneto, išrinksime vieną nugalėtoją, kuriam padovanosime maikutę ir išsiųsime, tai maždaug po savaitės bus paskelbtas nugalėtojas. O kas norite lankstinuko, rašykite noriu lankstinuko. Tai gaus tas 2 knygas apie pačią parodą. Viena bus lenkiška, kita angliška. Ir noriu maikutės, noriu lankstinuko, toks komentaras. Ir po savaitės išrinksiu nugalėtojus, kuriuos apdovanosim, išsiųsim dovanėlės tokias. Na, aišku, čia tokie menkiaverčiai dalykėliai, žaisliukai, bet noriu atsidėkoti. Kadangi tikrai daugas prisidėjot prie vienų kitų dalykų, tai peržiūrom, tai dar kažkuo. Aš susumavau visas pajamas, apie kurias kitame video pašnekėsiu. Gavosi, kad 400 eurų daugmaž surinkom į parodą nuvažiuoti. Nusivežiau 6 žmonės iš viso nuvažiavom į šią parodą, tai iš savęs gavau dadėti maždaug 200 eurų. Tas tikrai nėra man daug, skaudu ar dar kažką. Tai tikrai dėkui visiems, kas prisidėjote, kas žiūrėjote video, nes iš YouTube reklamos uždirbau šiek tiek. Kas pirkote mano įrašus, apie įrašus, kur galite įsigyti irgi sukursiu, manau, reklamėlę. Šiauliuose yra vietelė, kur tikrai galite įsigyti mano įrašų iš kolekcijos.
bet apie tai irgi pakalbėsime kitose laidose. Galite parašyti komentarą YouTube, Facebook, jeigu domina, ir tai atsitiks greičiau. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Kitoje serijoje parašykite, apie ką norite komentaruose sužinoti daugiau parodoje, ar apie pigias audio sistemas, ar apie brangesnės, ar apie stiprintuvus D, ar A klasės. Laukiu būtent jūsų komentarų, žinučių. Na ir susitiksime kitose video, manau, jau greitai. Iki.